Labas, aš bitės profė Nėja. Šiandien jums parekomenduosiu 3 patikimas orų programėles, papasakosiu, kaip tiksliai jos veikia, bei palyginsiu skirtingų programėlių rodmenis skirtingose lokacijose. Visų pirma, pakalbėkime apie tai, kodėl skirtingos programėlės rodo skirtingas prognozes. Orų programėlės renka duomenis iš meteorologinių stočių, radarų ir palydovų. Tada šie duomenys analizuojami naudojant orų modelius, kad būtų sukurtos prognozės. Jos gali būti skirtingos dėl šių priežasčių. Skirtingos programėlės naudoja skirtingų stočių, radarų ar palydovų duomenis, bei skirtingus prognozių sudarimo modelius, kurie gali net ir tuos pačius duomenis interpretuoti skirtingai. Kai kurios programėlės gali savo duomenis atnaujinti dažniau ar rečiau nei kitos. Kai kurios programėlės specializuojasi teikdamos labai tikslės orų prognozes konkrečiai vietai, pavyzdžiui, jūsų gatvei, o kitos teikia bendresnės prognozes didesniems regionams, pavyzdžiui, visam miestui. Manau, dabar jau galime pažiūrėti, kaip skiriasi 3 bitės profo atrinktų programėlių prognozės čia, Vilniaus Vingio parke. Pirmoji programėlė vadinasi AccuWeather. Jo išskirtinė funkcija yra Minutecast, teikianti kritulių prognozės minučių tikslumu. Antroji programėlė vadinasi The Weather Channel. Jis siūlo tikslę informaciją apie orus, įskaitant 3 dienų valandinę ir 15 dienų prognozes. O trečioji programėlė pavadinimu WeatherBug yra itin aktuali mėgstantiems aktyvų laisvalaikį lauke, nes turi Outdoor Sports funkciją. Kaip matote, skirtingų programėlių prognozės šiek tiek skiriasi. Pažiūrėkime, kaip jos pakis persikėlus į kitą miesto pusę, pavyzdžiui, Valakampių paplūdimį. Taip, čia prognozė šiek tiek skiriasi nuo Vingio parko ir vėl šiek tiek skiriasi tarp skirtingų programėlių. Su tuo susijusi šio video išvada. Orų prognozavimas nėra tikslus mokslas. Skirtingų oro programėlių prognozės skiriasi dėl skirtingų naudojamų duomenų šaltinių ir modelių. Rekomenduojama jums telefone turėti bent kelias patikimas programėles ir visada stebėti orus realiu laiku. Gražios vasaros!